Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir šią savaitę mūsų laukia labai gardi porcija aukščiausio lygio krepšinio, daug neprognozuojamų, nenuspėjamų mačų. Aukščiausio lygio krepšinis mūsų laukia ir šią savaitę. Aš pateiksiu labiausiai intriguojančių rungtynių prognozes ir analizę, o jūs svarbiausia nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Gegužės 7 dieną lemiamas Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes žais Atėnų Panathinaikos ir Tel Avivo Maccabi. Iš tiesų nenuspėjama serija, visi mačai labai rezultatyvūs, nors reguliariajame sezone PAO dažniausiai demonstruodavo geležinę gynybą. Kiek stebina ir Maccabi be savo rezultatyviausio žaidėjo Veido Baldvino meto labai rimtą iššūkį Atėnų klubui. Baldvinas bandė žaisti, traumą atsinaujino, jo tikriausiai nebus, bet jį labai sėkmingai pavaduoja Blatas, Di Bartolomeo, tada net komanda geriau dalyjasi kamuoliu, geriau ritmą jaučia visi krepšininkai. Manau, kad net Maccabi galbūt ir į naudą išeina pagrindinio žaidėjo netektis, paradoksas, bet taip yra. Panathinaikos taikliau meta šioje serijoje, aišku, nepataiko baudų, Maccabi atletiškesnė, gal kiek komanda geriau kaunasi dėl kamuolių ir šį kartą, turbūt viską lems Marytės plaukas. Blankus Marius Grigonis šioje serijoje 4,5 naudingumo balo, bet Marius labai stiprus psichologiškai ir man nuojauta kužda, kad jis iššaus tose penktosiose rungtynėse ir pelnys dviženklį taškų skaičių, nors galbūt vyks nervų karas, liek žaidėjus įtampa, bet vėl prognozuoju gana rezultatyves rungtynes, kad abi komandos tikrai įmes kiek daugiau nei 160 taškų. Na ir mano prognozė, Panathinaikos pergalė maždaug 5 taškų skirtumų. Gegužės 8 dieną Monako Stambulo Fenerbahče, irgi gyvenk arba mirk mačas, komandos iš esmės yra vienodo pajėgumo. Jasikevičius pažaidėjo, kad žaidėjai kausis iki paskutinio kraujo lašo. Šarui nelengva, traumuotas pagrindinis vidurio puolėjas Motley, tenka žaisti su lėtais centrais. Šanly, Papajanių, Šaras to nemėgsta daryti, bet labai gerai, tikrai gerai prisitaiko. Visiškai uždarytas varžovų lyderis Maikas Džeimsas. Blizga Donatas Motiejūnas, smagu, 14 naudingumo balų, geriausias rezultatas yra ekipoje ir šį kartą manau, kad gausis pakankamai kamuolių ir bus gana naudingas. Ir vis dėlto, kaip minėjau, kad turėtų iššauti Marius Grigonis Panathinaikos Maccabi rungtynėse, tai šį kartą manau, kad tiek driokstelės pagaliau ir Maikas Džeimsas ir tikrai pelnys tarp 15 ir 20 taškų. Monako irgi žaidžia kokybišką krepšinį, padaro tik po 9 klaidas vidutiniškai šioje serijoje. Dar vienas neprognozuojamas mačas ir prognozuoju, kad vis dėlto Monako išplėš pergalę paskutinę minutę ar paskutinėmis sekundėmis 2-3 taškais. Na ir tą pačią gegužės 8 dieną Barcelona priims Pirėjo Olympiakos komandą. Prognozavau, kad Pirėjo klubas laimės seriją 3-1, jie buvo arti tikslo, buvo teisėjo klaida, kai neužfiksavo Satoranskiui 5 sekundžių taisyklės pažeidimo ir Olympiakos savo jėgą įrodė, kai tiesiog sutraiškė Barsą ketvirtajame mače. Ir manau, kad tai įpūtė dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis Barcoko auklėtiniams. Mano Olympiakos labiau organizuota komanda, tikrai puikiai gynasi prieš visus Barsos lyderius. Daugiau laisvės turėjo Jabari Parkeris, kol kas naudingiausias yra Barso žaidėjas. Gal šį kartą žodį tarsi ir svaresnį žodį ir Janas Veselį, ir Nikolas Laprovitola. Manau, kad vis dėlto lems trenerio patirtis. Jorgas Barcokas, vienas sumaniausių Eurolygos strategų, Rožerijui Grimau šiek tiek, aišku, trūksta tos patirties. Na ir mano nuomonė šį kartą, kad laimės svečiuose žaisinti komanda, tai yra Pirėjo Olympiakos, spėju, kad maždaug 5, 6, 7 taškais.
Na ir gegužės 12 startuoja Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybų traukinys. Dvi velniškai intriguojančios poros, nenuspėjamos dvikovos gegužės 12 dieną. Utenos Juventus priims Panevėžio 7bet Lietkabelį. Pastaruoju metu rimtos krizės ištikti panevėžiečiai, neseniai ir namie nusileido Utenos ekipai, atrodo kiek išsikvėpę, išsekę 7bet Lietkabelio veteranai, o uteniškiai kaip tik pagavo gerą bangą. Tačiau dar yra šiek tiek laiko panevėžiečiams pagerinti tą sportinę formą. Gal kai kurie žaidėjai ir šiek tiek taupėsi atkrintamosioms kovoms. Ir vis dėlto manau, kad šioje serijoje gali nusverti ir patirtis. Tikrai, kad manau, prireiks 3 rungtynių. Pirmajame mače Utena turės namų aikštės persvarą, turėtų grįžti ir pagrindinis vidurio puolėjas Vranešas, nors ir beje, uteniškiai verčiasi neblogai, skirtingo braižo komandos, Utenos ekipa stengiasi žaisti labai greitą krepšinį, tuo tarpu Čianakas akcentuoja ilgesnės pozicinės atakas. Mano nuomonė, kad pirmąjį mačą dėl to laimės uteniškiai apie 4-5 taškų persvarą. Gegužės 13 dieną dar vienas sunkiai prognozuojamas mačas. Vilniaus Vulfs prieš Klaipėdos Neptūną. Vilniečiai dabar iškovojo 7 pergalės iš eilės, o Neptūnas po 8 laimėjimų paeiliui suklupo 4 sykius iš eilės. Tai tiesiog neįmanoma prognozuoti komandų pasirodymo. Neseniai ekipos tarpusavėje kovėsi Klaipėdoje ir tada klaipėdiečiai jau turėjo pergalę kišenėje, bet burtų lazdelę išsitraukė Rašydas Saleimonas ir stebuklingai sužaidęs 4 kėlinį už ausų ištempė Vilkus į pergalę. Manyčiau, kad šioje serijoje vis dėlto daugiau argumentų turi sostinės komanda. Saleimonas fantastiškos sportinės formos, visiškai atsigavęs Regimantas Miniotas žaidžia solidų krepšinį. Ir Arturas Žagaras vėliau įsidrąsino, po traumos jau nevengia kontakto, veržėsi po krepšiu ir manau, kad su juo Vilkai yra tikrai dar stipresnė komanda. Pirmose serijos rungtynėse aš manau, kad šeimininkai Vilniečiai nugalės Klaipėdos Neptūną maždaug 10 taškų persvarą. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio rungtynių analizė ir prognozės. Jūs, aišku, prenumeruokite mano YouTube kanalą, būkite aktyvūs, spėliokite rungtynių rezultatus. Taikliausi bus apdovanoti, taigi tikrai verta pasistengti, pasukti galvą, rašyti komentarus, savo prognozes. Tai šį kartą tiek, linkiu visiems sėkmės ir iki kito karto.